Co by było, gdyby doszło do historycznego spotkania Józefa Piłsudskiego i Feliksa Dzierżyńskiego? O czym by rozmawiali i gdzie by się odbyło? Odpowiedzi na te pytania szuka w swojej najnowszej sztuce znany litewski filozof i publicysta Arvydas Juozaitis. Mano įsitikinimu, tai buvo lygiavertės jėgos. Iš tikrųjų, Pilsudskis galėjo, jeigu jis būtų gavęs pakankamą vakarų pagalbą, dar jis būtų galėjęs užimti Maskvą. Bet o Dzeržinskis praktiškai, jeigu jis būtų ėjęs su Pilsudskiu, būtų padaręs tą patį. Ir tada man pakako meninės vaizduotės jau pradėti galvoti apie tą galimą susitikimą, kuris neįvyko tarp Pilsudskio ir Dzeržinskio, ir ką jie būtų padarę, jeigu jie būtų vienoj valty, jeigu jie būtų kartu plaukę istorijos vandenynu. W zamyśle autora Serce w Wilnie, bo taki tytuł nosi przygotowywana sztuka, jest tragifarsą nie mniej kontrowersyjną niż przedstawione w niej postaci historyczne. W opinii litewskiego aktora teatralnego Gediminasa Storpirštisa, który wcielił się w postać marszałka Józefa Piłsudskiego, praca nad rolą zaowocowała odkryciem na nowo sylwetki słynnego Žiuka. Pilsudskis be abejonės neeilinė asmenybė, neeilinė, mąstym, gyvenimo prieštaravimais, metimais reiškia dėl meilės į liuteronų tikėjimo, paskui vėl atgal priepuolių vaidyba, apsimetimas, terorizmas, didelės reiškia kūrimais istorijų, vėlgi reiškia, tai yra milžiniškas mastelis asmenybės. Ir kuriame, reiškia, sakykime, dera daug visokių tokių tėvynės meilės, szaknų meilės. Zdaniem Arvydasa Juozaitisa wielkość Piłsudskiego jest niekwestionowana. Jednak reżyser jest przekonany, że na wyborze drogi życiowej marszałka i następnie na późniejszym osiągnięciu przez niego statusu postaci historycznej zaważyło miejsce, w którym się urodził. Pasaulio pilietis radęs žmonių tautą, kuri patikė idėją, bet reiškia turi būti pats šalia tos idėjos, turi būti pats persismelkęs tvano idėjomis, literatūros idėjomis ir knygomis arba pasakojimais, kurie yra visiems suprantami. Jis negalėjo atsirasti nei Anglijoje, nei Amerikoje, Pilsudskis. Jis turėjo atsirasti šitoj terpėj. Mimo że premiera spektaklu odbędzie się dopiero w lutym przyszłego roku, pierwsze czytania sztuki już zyskały duże zainteresowanie widzów. Autor Serca w Wilnie ma nadzieję, że jego utwór choć trochę przyczyni się do poprawy stosunków polsko-litewskich. W tym jednak celu zachęca Polaków, by odpowiedzieli sobie na kilka pytań. Ir jeigu Lenkija supras, kad Lietuvoje negali būti Pilsudskio paminklo, bent artimiausiai 50 metų, kas toliau bus, mes nežinom, tai bus jau vienas iš taškų, kodėl lietuviai taip galvoja. Turėtų suprasti šitą. Savam lietuviui nepastatyti paminklų. Kodėl? Klausimas ir man toks atrodo įdomus. O negali būti. Kol kas. Kaip ir Jogailai negali būti jau 100 metų, nieks nestato. W jednej z odsłon tragifarsy Piłsudski rzuca z żalem. Przecież dałem temu miastu tak wiele, nawet serce. Dziś się wydaje, że były marszałek Rzeczypospolitej nie byłby w Wilnie mile widzianym gościem. Czy sztuka zmieni podobne odczucia? O tym przekonamy się już wkrótce.